Nepatikėsit, bet turėjau eismo įvykį savaitgalį. Tiesiog stovėjau prie raudonų šviesoforą, išgirdau, kad cypt padangos ir tik takšt į galą bimbals kakali. Aišku, pasisekė, kad buvau su mašina, ne su motociklu, nes būčiau buvęs tiesiog sumuštiniaus mėsą tarp dviejų bulkų. Ir žinot, ką sakė žmogus išlėpęs iš bimbals, sako, oi, užsižiopsojau. Prided nuotrauką patruot bimbals. Ir dar toks sutapims, kad žmogus Katarse kanalą pamatė, važiavo iš gal su motociklu ir nufilmavo dar patį įvykį. Bet morals to įvykiaus yra koks. Aš ne kartą kartojau, kad su mocu turi lysti į priekį prie šviesoforų, nes pastovė kas nors užsižiopsa ir tiesiog įkal mašiną į galą. Bet kai tu sėdi mašino, gali kapniko ar nieko išlėpti, paklausti, ar nesusižeid žmogus, susipeldyt draudimus ir vse, ir išsiskersta. Jeigu būni su motociklu tokio situacijo, nu tai viskas, esi sumuštinis tiesiog suspausti tarp dviejų mašinų. Tai galit pykti ant motociklininkų, kada neįlondžio tarp mašinų ir lenda į priekį. Bet tiep tiesiog yra 100 kartų saugiau ir esi apsaugots nuo tų užsižiopsuotojų. Dabar tiesiog stoviu ir pastoviu žvalgaus į galinį veidrodėlį, ar mašiną važiuojant už galą sustos. Ar užsižiopsuos ir aš būsiu faršas.